Sukeliaujam čia, blėt, pirmyn atgal. Kiek čia dabar tų valandų? 8:08 minutės. Gerai. O tu vis pirštą čiulpi? Sakau, pirštą čiulpi. Skanu? O Jėzus, kaip skanu. Eik dirb davai. Tai tu ir eik dirbt. Aš tai senai dirbu. O tai klausyk, jie rimtai. Siūlė tau kas darbą. Kaimiečiai kažkur. Kaimiečiai? Čia matai, čia Lietuva yra tokia šalis. Klausyk, tai visgi siūlė kas darbą. Ja, bet aš nepasitikiu. Nepasitikė darbdaviais? Patikėk, melo labai daug yra. Nėra gal viskas taip blogai? Žiūrėk va, Vytautas įsidarbino. Ir patenkintas? Mažiau tikėk, ką sukuria iliuziją, žinai. Dirbau beveik visą dieną. Čia va, kaip liepė. Kaip suprantu, papolnai išnaudoja. Nu, blėtė, papuolė nachai, šūdą visiškai. Kaip štikas. Matai, Vytautas gal diplomo neturi? Ką jis darbdaviui siuntė? Savo anketos veidą, patapybę nustatyti. Petrai, ne patapybė, o patabybė. Klausyk, o tai ką jis klausė? Darbdavio dėl pinigų? 1000 nors turit? 1000? Mažoka šiais laikais. Klausyk, aš iš vis galvoju, kad ir tau reikėtų darbą susirasti. Galvok, ką tu nori, man pochai ant tavęs. Pohui, ne pohui, bet yra toks dalykas kaip darbo birža. Pirmas įsivaizduoju. Negirdėjai nieko apie darbo biržą? Aš ten net nebuvęs. Nežinau. Tai va, užsiregistruok ir sužinosi, kas yra darbas. O gal jau žinai? Šūdo gabalas. Šūdo gabalas. Nu aš manau, lengviau sėdėti virtuviai, valgyt dešrą su agurku. Tu man pavydė. Dabar manau, visi tau pavydi. Tai nežinau šiandieno, kada darbą aš pradėsiu. Petrai, tai ko aš nedarau, kad nereiktų dirbti ir babkių būtų? Šūdo nedarai. Tai ką visiems dirbančiam pasiūlytum? Paimkit pavyzdį.